ką, nežinau, pralošėm varžybas, o tas priežastis, man atrodo, kad pralošti kamuoliai ir, kaip sakyt, mūsų nepataikytos baudas. Aišku, reikėjo stabdyti juos prie tritaškių, leidom pasijauti gerai iš tritaškių, kai paskui jau buvo sunku juos sulaikyti. Kas atsitinka komandai, kad atrodo prisivėjat jau keliais taškais ar sumažinat visiškai deficitą ir vėl varžovai atitrūksta? Ta prasme, kai prisivėjom, paprasčiausiai reikia sužaisti šiek tiek kitaip. Reikia, nepatausojom kamuolio 2 atakas, 2 kontratakas, jeigu būtume užbaigę dar ir būtume nuėję dar 5 taškais į priekį, būtų, gal kažkiek patirties tokio rango žaidimo komandai gal šiek tiek trūko, patirties. Su kiekvienom varžybom manau, kad viskas klaidos taisysis. Šiandien komanda pakankamai silpnai galima atrodė po krepšiais, žiūrint į atkovotus kamuolius. Tai čia... Taip, sakiau, kad priežastis yra atkovoti kamuoliai per daug. Nežinau, reikia dirbti, aišku, visko. Čia toks dalykas atkovoti kamuoliai, kur reikia noro, aišku, ir galva pasuks ir kamuolys jau bus priešininkas, reikia visą laiką jaust priešininką. Ar būtų galima tikėtis kitoje dvikovoje jau prie Salonikų Aris namuose pergalės? Aišku, mes visą laiką kovojam dėl pergalės. Apačioje, ką Šiauliai dar gali parodyti? Aišku, sunku pralošus dabar rungtynės namuose ir pradėjus 0-2 bus sunku, bet turim dabar sekančias rungtynės namuose, kurias reikia žudbūt išlošti. Aišku, jas pralošus ir šansai visiškai sumažėtų, tad dar dabar tokia kaip situacija gera, reikia sužaisti, išlošti ir paskui bandyti kažką daryti. Viskas mūsų rankose.